niekas nesikeis. Vis sunkiau tau bus gyventi, pasistengti nusivilti, kalnus tau pavyks nuversti. Visada mums sako, kad palaiko mus visad, bet tu matai tik tai, kas tau nutinka negerai. Tu gimei būt šaunus, gimei būt narsus, gimei būt drąsus. Tu tikėk savim, tikėk kitais, tikėk ateitim. Neleisk niekam pasakyti, kad tu esi niekas. Jei sako tau nepavyks, nepasiek to jų ir daryki. Neleisk tu niekam sakyt, kad tu esi niekas. Ar jautiesi geriau? Kengūrų ten pilvė. Tik ta kengūrų dalis biškai įdomi pasirodė. Kas čia buvo? Nežinau. Ne. Gorakudlių kaimas. Bėgam. Mama Kudlė, kas atsitiko? Ražamelis pagrobė mano gorakudlius ir visus smurfus. Jis juos pagrobė ir nugabeno į savo pilį. Čia buvo Razamelis? O tai buvo. Ir padarė didžiausią klaidą savo nusususiame gyvenime. Ar dar norite atkeršyti jam? O taip, važiuosim rėksneračiu. Vairuosiu aš! Kokiu račiu? Kodėl jis vadinasi rėksneračiu? Jis varomas jūsų baimės rėksmais. Ką? Kodėl? Ha! Nežinau. Prisisekit, įsikimkit į savo kepurės. Ada. Tau pavyks. Jūs, stumkit plytą. Daugiau baimės! Daugiau baimės! Smurfų apdraba! Aleliuja! Mano brangieji smurfai, aikščiakit. Tėti! Leiskite jūs pažiūrėti. Ar jūs sveiki? Mes taip jaudinamės dėl tavęs. Ypač labai jaudinamės. Neatleisčiau savo, jei nors vienam iš jūsų būtų kas nors nutikę. Džoelai, apsiaustėlį pakabink. Džoelai, kaip pavadinti smurfų grupę? Spečius, sankupa, burys. Galvoniena. Išleisk mūsų Razamelį. Tik koks 30% to, ką gali dėti smurfai. Šaunuolis, dabar atiduok man tą knygą. Jau sakėm, kad jos neturim. Ir kur tas taip vadinamas brolis? Jis ilsisi soliariume su savo katiniškuoju kolega, ponė. Kaip nekenčiu to katino. Ar negalėtume jam netyčia padėti atsikratyti to žemiško pavidalo? Kaip įsakysite, lorde? Džoelai, ar nesulčiu? Kambarį temperatūras. Ei, gal ir mums duok? Kaliniams sultys neįskaičiuotos. Bet esu jums paruošęs kitokių vaišių. Tikiuosi jūs mėgstat stalo žaidimus. Pažaiskim tokį. Sutraiškinkim po smurfo, kol tėtis man nepasakys, kur yra paskutinė magijos knyga. Kol visi smurfai bus sutraiškinti. Neskamba kaip smagus žaidimas. Džoelai, Angelėlį, nuvesk šios bjaurius išsigimėlius neužugas prie traiško drobų, kuriuos traiškysim. Sakiau nesidžiaugti anksčiau laiko. Smurfai, gal leisite šnektelėti? Knyga saugiai paslėpta, bet kodėl mano smurfai čia? Tai labai pavojinga. Gal, jei per pastarį 100 metų nebūtum slapstęs į smurfų kaimelėje, nebūtume patekę į šią bėdą. Juk žinai, kad turėjau tam priežastį. Ar manai, kad Ronas būtų šitai pasprukęs? Kas tas Ronas? Krenta visą greičiau! Pramankštinome plaučius! Hei, Merit! Tai
buvo baisiai siaubingai baisu. Atrodo, prarijau kramtoškę. Ateinu pas jūs, kūdikėliai! Mama, tuo išgelbės jūs, kūdikėliai! Būtų gerai nešūkauti ir neišduoti, kur mes esame. Taip. Gerai. Kur mes čia dabar esame? Miunchene, autobane, prie Razamelio sušiktos pilies. Jis mano, kad ji baisi labai. Kaip mes pateksim vidun? Na, ši tvirtovė akilai saugoma, tai teks prasmukti nepastebėtiems. Gerai, sakykime viską, ką sugalvosime, nekritikuodami, kas šauna į galvą. Šokam per sieną su kartim. Labai siaubinga idėja. Ko kritikuoji dabar? O gal pasinaudokime silpnybę, prieš kurią burtininkai bejėgiai. Ir kokia tai silpnybė? Grūzdinta. Atvežau užsakymą. Kas užsakė? Razamelis burtininkas MC. Viskas teisingai. Jis skundžiasi, kad neįlenda į drabužius, bet pats dėl to ir kaltas. Tai tu sakai, galima užsiskyti visokio maisto iš visur? Tai žinoma. Tik iš anksto palik arbatpinigių išvežiotojui, kitaip jis viską plaižys. Gerai, darysime taip. Prasmuksim į pilį šiame krepšyje ir kai mus nuneš Razameliui, papakšt! Išvaduosim visus. Bulvyčiai reikėjo daugiau. Valgau už nervų. O, kokias gerulės. O, čia plunksna, su kuria mano proprosenelis Razamelis pasirašė tarp galaktinių burtininkų susivienimo sutartį. Razamelis tiesiog meldžiasi šitai. Padėsiu jau šitą. Ar smagus soliariume? Taip, labai ačiū. Tikriausiai grožiesi tėtuko urną. Tėtukas čia? O taip, tėtukas visoje savo didybėje. Kartais, kai niekas nemato, įberiu jo į džoelą baltymų kokteilį. Žinai, tėtukas norėjo, kad pasaulį valdytume abu. Prisimeni, jisai sakė, kad kažkada taip ir bus. Mes ir valdysim kartu. Kai surasim tą dingusią knygą, visa ta teks tarptautinio burtininko susivienijimo tamsiųjų magų kontroliai. Ir pagaliau, gėris bus išrautas su šaknimis visiems laikams. Bus nuostabu. Tada supažindinti mane su nariais susivienijimo? Nu jo, mielai. Bet pirma, gal nori šutiraiškinti keli šmurfus? Tie žodžiai man tiesiog glosto ausis. Ir, beje, norėjau pasakyti, kad džiaugiuosi, kad čia sugrįžau ir kad mes vėl pagaliau kartu. Myliu tave, Razameli, broli geriausias draugė, geriausias broli. Myliu. Na, jo, ir aš taip. Eime, Azraeli, pažiūrėsime, kaip smurfas traškis. Visiška nesąmonė. Mes jau pilyje. Gal jau nustok kimštas bulvytės? Teisingai. Bet dar vieną. Lėkštės ant stalo. Taip, ponia. Franka! Žėda. Ne dabar, mama! Kur maisto ragautojas Teris? Nežinau, gal pietus jam? Gerai, aš paragausiu. Jei mirsiu, užmušiu Terį. Minutė. Aš ir vėl pamiršau užsakyti bulvyčių. Tu sukimšai visas bulvytės. Aš mėgstu sūrius bulvių patiekalus ir neketinu dėl to atsiprašinėjant. Ei, nežiūrėk į mane, ne aš sakinėjau. Gal pažiūrėk dar kartą. Ką dabar darysim? Nežinau, gal priburk dabar jūs. Ranka pareina. Magiškos jėgos mums padėkit. Duokit bulvyčių. Bulvyčių duokit! O, štai jos. Svogūnų žinai, kas užsakė šitą šlamštą? Razamelio mėgstamiausia. Iš kur tu žinoji? Nežinau, savaime. Čionai.